Šiandien susitikome Vilniuje ypatingai rimtų metų Baltijos regiono saugumui. Praėjusią savaitę Lietuvos ir kitų Baltijos valstybių oro erdvėje fiksuoti dronų incidentai prie ES rytinės sienos. Tai nėra pavienės provokacijos ar atsitiktiniai įvykiai. Tai tiesioginė Rusijos agresijos prieš Ukrainą pasekmė ir dar vienas priminimas, kaip arti mūsų vyksta karas. Kartu matome vis agresyvėjančią Rusijos retoriką, koordinuotas dezinformacijos atakas ir kampanijas ir mėginimus skleisti melagingus kaltinimus Baltijos valstybėms bei kitoms NATO sąjungininkėms. Tokie veiksmai yra hibridinės agresijos dalis. Jais siekiama sėti baimę, destabilizuoti mūsų visuomenės ir testuoti Europos bei NATO ryžtą. Noriu labai aiškiai pasakyti, Baltijos valstybės neleido ir neleis savo teritorijos ar oro erdvės naudoti atakoms prieš kitas valstybės. Visi Kremliaus bandymai perkelti atsakomybę kitiems yra ciniška propaganda, skirta dėmesį nuo pagrindinio fakto nukreipti. Būtent Rusija pradėjo brutalų ir neteisėtą karą prieš Ukrainą. Todėl šiandien turime kalbėti ne apie pavienius incidentus, o apie naują saugumo realybę Europoje. Baltijos šalių dangus šiandien nėra pakankamai saugus. ES rytinė siena kasdien susiduria su vis didesniu spaudimu. Nuo dronų įsiveržimo iki elektroninio trukdymo ir iki informacinių atakų bei sabotažo grėsmių prieš kritinę infrastruktūrą. Būtent todėl šiandien Vilniuje lankosi Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Vertiname aiškę Europos komisijos parodytą solidarumo žinią Baltijos valstybėms. Tačiau šiandien solidarumo jau nebepakanka vien tik tai žodžiais. Europa privalo imtis greitų ir konkrečių veiksmų. Susitikime sutarėme, kad ES turi ženkliai stiprinti rytinio flango saugumo užtikrinimą. Turime kuo greičiau gyvendinti iniciatyvą Eastern Flank Watch, kuri apima oro stebėsenos, antidroninių sistemų, oro gynybos, karinio mobilumo ir situacijos stebėjimo pajėgumų stiprinimą visame rytiname flange. Taip pat būtina skubiai stiprinti Europos dronų gynybos iniciatyvą. Pastarųjų savaičių incidentai aiškiai parodė, kad Europa nebegali vėluoti reaguodama į naujo tipo grėsmes. Mums reikia modernių radarų, sensorių, perėmimo sistemų ir glaudaus regioninio koordinavimo. Nemažiau svarbi ir kritinės infrastruktūros apsauga. Energetikos tinklai, jungtys, ryšių sistemos, transporto infrastruktūra turi būti apsaugoti nuo hibridinių ir fizinių grėsmių. Tai yra visos Europos saugumo klausimas. Kalbėjomės ir apie būtinybę užtikrinti ilgalaikę ES paramą rytinio pasienio regionams naujoje daugiametinėje finansinėje perspektyvoje. Regionai, kurie šiandien yra Europos saugumo priešakinė linija, turi sulaukti adekvataus europinio dėmesio ir investicijų. Turi būti tinkamai atspindėta socialinė, demografinė, ekonominė dimensija šiuose regionuose. Taip pat būtina stiprinti Europos atsparumą dezinformacijai ir informacinėms operacijoms. Rusija sistemingai naudoja melą, manipulacijas ir bauginimą kaip informacinio karo priemonę. Todėl mūsų atsakas turi būti koordinuotas, technologinis ir ilgalaikis. Kartu aiškiai pabrėžiame, nebus saugios Europos be stiprios Ukrainos. Todėl turime ne mažinti, o didinti karinę, finansinę ir politinę paramą Ukrainai, bei išlaikyti maksimalų sankcijų spaudimą Rusijai ir jos karo mašinai. Lietuva savo ruožtu ir toliau nuosekliai stiprins nacionalinę gynybą, investuos į oro gynybos ir antidroninius pajėgumus, kritinės infrastruktūros apsaugą bei visuotinį pasirengimą. Tačiau šiandien turime būti visiškai atviri. Tai, kas vyksta prie rytinės sienos, yra ne tik Baltijos valstybių problema, tai visos ES saugumo išbandymas. Europa privalo parodyti, kad geba apginti savo sienas, savo piliečius ir laisvę, ir aš nebejoju, kad ji tai parodys. Žmonės Baltijos šalyse patiria tai,
kas daugelio manimo turėjo priklausyti praėjusiai epochai. Perspėjimai dėl oro pavojaus, žmonės bėgantis į priedangą, uždaromos mokyklos, ardomas transporto tinklas. Tai yra nauja tikrovė 2026 metais rytinėme pasienėme Europos Sąjungoje. Šiandien tai čia, rytoj kur nors kitur, palei Europos rytinį pasienį, ir mes turime aiškiai pasakyti, ką tai reiškia. Tai nėra pavieniai incidentai. Tai yra tyčinė Rusijos strategija, bandant destabilizuoti mūsų demokratinės visuomenės. Bet kaip ir Ukrainos mūšio lauke, Rusijai nepavyksta. Kaip ir anksčiau, kai ji pasinaudojo migrantais kaip ginklais ir stumė juos per sieną. Ir vėl noriu pagirti Baltijos šalių gyventojų atsparumą. Jūs reagavote ramiai ir atsakingai. Ir aiškiai pasiuntėte žinutę Rusijai. Mes laimėsime. Europa visiškai solidarizuojasi ir yra vieninga su Estija, Latvija ir Lietuva. Nes kai bandomos Baltijos šalys, bandoma visa Europa. Norėčiau šiek tiek nušviesti 4 temas. Pirmoji yra pasirengimas. Be reikšmingų nacionalinių pastangų, Baltijos šalis sulauks papildomų 12 milijardo eurų per SAFE programą. Jau pasirašėme SAFE planą su Lietuva ir esame pasirengę pasirašyti tokius planus. We are investing right now in anti-drone capabilities, advanced air defense, and the protection of critical infrastructure. Besides that, we have already selected 16 new projects under the European Readiness flagships, from the Eastern Flank Watch to the European Air Shield. And I'm very glad to see Baltic companies contributing to these projects. Your cutting-edge expertise in cyber defense and counter-drone systems is instrumental for the whole of Europe. I also want to mention the role of cohesion policy. In our midterm review, we opened, actually for the first time ever, cohesion funds for defense-related expenditure. And thus we have redirected 1.5 billion euro across the Baltic states for defense preparedness, border surveillance and economic security. So basically, we have adapted our existing tools to the new realities on the ground, and we will follow the same approach in the next long-term budget. My second point is on the need to bridge our preparedness gaps. These incidents have exposed vulnerabilities. Preparedness must be the organizing principle for the resilience of our societies, our economic policies, and of course for our security architecture. And the Eastern member states will set the standards, because what you are experiencing today, the rest of Europe could face tomorrow. So we will bridge the gaps systematically, starting with more unified alert systems and improved cross-border coordination. The Eastern Flank Watch flagship must become a central pillar of Europe's security architecture. We must also better connect national systems, for example with Copernicus and Galileo. It would allow better information sharing across borders and early warning capacity. We could initiate, of course in full coordination with NATO, a comprehensive assessment of existing counter-drone and early warning systems across the region, so that we can identify critical gaps together and then accelerate the support where it is most needed and fill these gaps. My third point is on integrating Ukraine into Europe's defense industrial strategy. It will complement our own European flagship
air defense projects, because Ukraine's battlefield experience is helping our own defense adaptation. It's in our strategic interest to deepen the coordination on next-generation defense technology so that we can produce more, we can produce better, and of course smarter. Our objective is very clear. Together, Europe and Ukraine must build the industrial capacity to out-innovate our adversaries. And finally, I would like to reflect together on a broader strategic lesson. Unfortunately today, hybrid and cyber attacks, foreign interference and disinformation are appearing regularly. Member States facing such threats should be able to count on European solidarity. And this is why I believe that Europe should develop a protocol for such hybrid situations. It would enable rapid mobilization of all available EU instruments, because after all, deterrence is the best strategy to preserve peace. So let's stay vigilant and let's stay united.